Labadiena, vykdome akciją. Krepšinio fanas blaivas kelyje. Nu, puskit. Dar. Nu, važiuoju. Šauliai. Nulis. Ką, sveikinam. Sėkmės, vyrai. Taip, jūs neapsirikote. Tai Lietuvos Ryto krepšinio komandos žaidėjai Artūras Jomantas, Steponas Babrauskas ir Mindaugas Katelynas su susisiekimo ministru Eligijum Masiuliu ir kelių policininkais paskutinėmis vasaros dienomis dalyvavo reide, kuriuo metu buvo primenama, jog Europos krepšinio čempionato metu sirgaliai keliuose privalo laikytis taisyklių. Nuliai, sveikinu. Mes norim pasakyti šitą akciją, kad žmonės, kurie tikiuosi švęs Lietuvos krepšinio rinktinės pergalės ir bus euforijoje, dalis šitų žmonių švęs matyt su alkoholiu. Norim pasakyti, kad kaip krepšininkai elgiasi taisyklingai pagal taisyklės aikštelėje, lygiai taip pat žmonės taip pat turi elgtis pagal taisyklės keliuose ir raginam tikrai nesėsti už vairo išgėrusių žmonių, nes tai yra viena iš pagrindinių priežasčių galimų nelaimių ir tokie žmonės kelia pavojų ne tik savo, bet ir visiems aplinkiniam. Susisiekimo ministerijos iniciatyva vyko netradicinė saugaus eismo akcija Eurobasket 2011 už vairo su 0 promilių. Krepšinio sirgaliai vairuojantis automobilius buvo raginami nesėsti prie mašinos vairo išgėrę, tad simboliškai krepšininkai su policijos pareigūnais reido metu tikrino vairuotojų blaivumą. Ne vieno girto kelyje, tai reikia tikėtis, kad akcija išeis į naudą ir mes tai tapsime dar protingesni ir sąmojingesni. Norėtųsi, kad tas čempionatas Lietuvoje praeitų sklandžiai ir nebūtų tokių incidentų, kad daug išgėrusių vairuotojų ir taip toliau. Akcija buvo siekiama nebausti, o paskatinti vairuojančius žmonės Europos krepšinio čempionato metu elgtis atsakingai, nevairuoti išgėrus. Atsisveikindami projekto ambasadoriai vairuotojams dovanojo bukletą Krepšinio fano blaivumo testas su lipduku vairuoju kaip ir žaidžiu, tiek pagal taisyklės. O kaip grįžti namo po rungtynių rekomenduoja patys krepšininkai. Jeigu turi pinigų nalaus, tai turėsi ant taksi grįžti namo. Jeigu arenai yra, tai išgeriamas tai alus, kad po varžybų ar po pergalės ar po pralaimėjimų nesėsti už vairo yra kitoks tai transportas, kuriuo galima grįžti visada saugiai namo. Siūlyčiau visiems krepšinį važiuoti su vairuotojais, negeriančiais. Tokia susisiekimo ministerijos iniciatyva organizuoti reidai vyko Kaune su Žalgirio krepšinio komandos krepšininkais ir Klaipėdoje su Neptūno ekipos žaidėjais. Visi stabdyti vairuotojai galėjo registruotis akcijos svetainėje www.saugukelyje.lt ir laimėti specialiai šiai akcijai pagamintus blaivaus rinktinės fano marškinėlius. Projekto partneris susisiekimo ministerija.